Labą dieną. Šiandieną pradėsime knygą, kuri vadinasi Mažiau stresuok, daugiau pasiek. Meditacija padėsinti pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Emily Fletcher Ziva, meditacijos technikos kūrėja. Pirmas skyrius. Kam skirta meditacija? Aš negaliu medituoti. Tai bene dažniausiai kartojama būsimų medituotojų frazė. Vieni omenyje turi tai, kad yra pernelyg užsiėmę. Kiti teigia, bandę medituoti, bet niekaip negalėjo atsikratyti į galvą vis lendančių minčių. Abi grupės dažniausiai nuoširdžiai trokšta medituoti. Abi mano, kad neįgyvendinamas tikslas. Tačiau abidvi klysta. Nesusipratimai kyla dėl to, kad kultūriškai klaidingai suvokiamas pats žodis meditacija. Koks nors vaikis aiškina, kad norint medituoti yra būtina išvalyti protą. Norėčiau susitikti su tuo žmogumi ir paaiškinti, kaip iš tiesų tai įgyvendinama. Nors įmanoma pasiekti skirtingus sąmonės lygmenis ir žmonės yra vienintelė rūšis gebanti tai padaryti, meditacijos tikslas nėra atsikratyti visų minčių. Ginčyčiausi ir išgirdusi sakant, kad meditacijos tikslas tapti geresniam. Taigi, jei bandėte medituoti ir nusivylėte, nes nepavyko atsikratyti visų tų beprotiškų minčių, štai kelios geros naujienos. Protas veikia taip pat nevalingai, kaip plaka širdis. Pakartosiu. Protas veikia taip pat nevalingai, kaip plaka širdis. Galite tuo iškart įsitikinti. Pabandykite liepti savo širdžiai 2 sekundėms nustoti plakti. Štai kur visa esmė. Žodis meditacija taps tolygus žodžiai maistas. Mėlynės, sušiai, bulvių traškučiai – visa tai yra maistas, bet mūsų kūną veikia skirtingai. Taip pat yra šimtai įvairiausių meditacijos technikų, bet vakariečiai jas visas sumeta į vieną katilą, neatsižvelgdami į tai, kad skirtingi metodai smegenis ir organizmą veikia skirtingai. Sakyti, kad nemėgstate medituoti, tolygu sakyti, kad nemėgstate valgyti. Įsivaizduokite. Restorane padavėjai pasiteiravus, ko pageidausite, atsakote maisto. Ką turėtų daryti padavėjas? Taigi, meditacijos technikų yra begalė. Dėmesio įsisąmoninimo, dzenbudizmo, savitranscendencijos, vipasanos, kundalini ir kitų. Vienos mokyklos išskiria mažiausiai 5 skirtingas meditacijos formas, kitos daugiau nei 20. Šioje knygoje aš meditaciją skirstau į 3 pagrindinės kategorijas, tokias kaip dėmesingas įsisąmoninimas, meditacija ir manifestacija. Kaip ir suvalgius mėsainį ar išgėrus sotų kokteilį su ispaninių šalavijų sėklomis, poveikis organizmui būna skirtingas, lygiai taip pat skirtingos meditacijos technikos suaktyvina skirtingas smegenų dalis ir reikalauja nevienodų pastangų bei laiko. Skirtingas ir efektyvumas. Taigi, kurį meditacijos stilių turėčiau pasirinkti? Šis klausimas yra asmeniškas ir į jį kiekvienas turėtų atsakyti pats. Noriu suteikti visą informaciją, kurios jums reikės, kad remdamasis pateiktais duomenimis ir asmeninė patirtimi galėtumėte priimti protingą sprendimą. Šioje knygoje dažnai minėsiu 2 technikas – Ziva ir Z.
Z technika sudaro ta pati trejybė – dėmesingas įsisąmoninimas, meditacija ir manifestacija. Tačiau ji yra lengvesnė ir universalesnė. Būtent ją ir aprašau šioje knygoje, nes negaliu jums sukurti asmeninių mantrų ar pasiūlyti individualių treniruočių bei konsultacijų, kurias paprastai teikiu žmonėms dirbdama tiesiogiai. Pradėsime nuo dėmesingo įsisąmoninimo ir meditacijos. Daugelis mano, kad tai tas pats. Net vartoja šiuos žodžius sinonimiškai. Štai čia kyla problemų, juolab, kad abi praktikos sparčiai populiarėja. Viena minties technika buvo sukurta vienuoliams, o kita aktyviai gyvenantiems žmonėms. Meditacijai tapus vyraujančia kryptimi, reikia atskirti šias savokas, kad be reikalo nepainiotumėte ir nenusiviltumėte. Dėmesingas įsisąmoninimas yra minties praktika nukreipus ir sutelkus dėmesį, kurios metu reikia susikoncentruoti. Tai menas susitelkti į šią akimirką, itin veiksmingas, norint numalšinti stresą čia ir dabar. Dėmesingas įsisąmoninimas – tai menas sutelkti dėmesį į šią akimirką. Itin veiksminga priemonė padedanti sumažinti įtampą čia ir dabar. Dauguma dėmesingo įsisąmoninimo praktikų sukurta siekiant padėti sutelkti dėmesį į kūną ir šią akimirką. Tai puiki priemonė leidžianti nustoti mąstyti apie praeitį ir ateitį. Viskas tampa painu, kai žmonės, kalbėdami apie tam tikrus dėmesingo įsisąmoninimo pratimus, kuriuos atliekant protas nukreipiamas tam tikrą linkme, pradeda vartoti žodį meditacija. Dauguma populiariausių meditacijos programėlių ar YouTube esančių pamokų tai yra menka dėmesingo įsisąmoninimo dalis. Visa tai miela ir gali padėti atgauti psichinę pusiausvyrą čia ir dabar. Tačiau rekomenduoju pasitelkus dėmesingą įsisąmoninimą pereiti prie meditacijos. Meditacija, mano nuomone, padeda atsikratyti praeities streso. Jūsų kūnas yra skrupulingas apskaitininkas. Viskas. Bemiegės naktys, kiekvienas paskobomis suvalgytas greitmaiščio kąsnis ar išgertas tekilos gurkšnis išsaugoma ląstelių atmintyje. Meditacija suteikia kūnui tikrą poilsį, kuris iš tikrųjų atgaivina labiau nei miegas. Kai kūnui leidžiate pailsėti, jis žino, kaip gydytis. Vienas dalykų, su kuriais organizmas turi susidoroti, yra stresas. Kuo mažiau streso patiriate, tuo lengviau išlikti tarp geriausių žaidėjų. Dažnai sakau, kad tinginių meditacija yra vadinama niškam karmos meditacija. Tai yra, užuot bandęs prisiversti, panirti į kosmoso gelmes ir atsidurti nebūtyje, leidžiate kūnui spontaniškai pasiekti tikros ramybės būseną. O tai padaryti padeda viena priemonė – mantra. Žodį mantra taip pat būtina paaiškinti, mat sveikos gyvensenos industrija pasisavino šią savoką. Mantra nėra devizas. Tai nėra koks nors šūkis, kaip aš stipri ir galinga moteris. Sanskrito kalbos žodis mantra reiškia proto transporto priemonę. Ji pasitelkiama kaip inkaras, siekiant sužadinti nervų sistemą, pasiekti subtilesnes būsenas ir gilią atgaivinančią ramybę.
Tęsime 1 skyriaus, kam skirta meditacija, skaitymą. Vedos. Senovės indų šventieji raštai, kurie padeda atsigauti, pasiekti pusiausvyrą ir kūno, minčių bei sielos vienovę. Tai žmonių paaiškinti gamtos dėsniai. Mantra. Sanskrito kalba man reiškia protas, tra – transporto priemonė. Mantra pasitelkiama kaip inkaras, kad būtų galima sužadinti nervų sistemą, pasiekti subtilesnes sąmonės būsenas ir gilią atgaivinančią ramybę. Vesdama užsiėmimus tiesiogiai, skiriu žmonėms suasmenintas mantras, padedančias pasiekti 4 sąmonės būseną, kuris skiriasi nuo pabudimo, miegojimo ir sapnavimo. Esant šiai būsenai, kūnas pailsi 2-4 kartus labiau nei miegant. Taip, ši gili ramybė padės pasijusti budresniam. Įsivaizduokite jėgas, padedantį atgauti pogulį, bet be atsikėlus jaučiamo slogučio. Vietoj 1,5 valandos užmerktomis akimis, tai reikės pasėdėti vos 15 minučių. Be to, tai galite padaryti likęs savo kabinete, važiuodamas traukiniu ir net gretimame kambaryje rėkaujant vaikams. Metodas padedantis atsikratyti įsisenėjusio streso jau glūdi mūsų ląstelėse ir genetinėje atmintyje. Tai nervų sistemos nuraminimas. Kai ją nuraminate, sukuriate tam tikrą tvarką. Savo ląstelėse atkuriate tvarką, stresas ima trauktis. O tai leidžia smegenims apdoroti daugiau duomenų šiuo metu reikalingai užduočiai įvykdyti, užuot tuščiai eikvojus energiją įsisenėjusiam stresui suvaldyti. Tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl medituojantys žmonės per trumpesnį laiką padaro daugiau. Dėmesingas įsisąmoninimas padeda susidoroti su stresu čia ir dabar. Meditacija leidžia atsikratyti praeities streso, o manifestacija paskatins išgryninti ateities siekius. Dabartinė dėmesingo įsisąmoninimo forma atsirado iš tam tikrų vienuolių meditacijos technikų. Jei manote, kad galite būti vienuoliu, ši knyga ne jums. Į vienuolystę linkusių žmonių indėlis kuriant visuomenės gerovę kiek kitoks nei likusios populiacijos. Visas jų gyvenimas yra meditacija. Pradėjus mokytis, man tai buvo naujiena. Iki tol galvojau, kad medituodami vienuoliai pasiekia tokias aukštumas, jog pradeda virpėti ar net pakyla virš žemės. Bet iš tiesų, medituojant visą dieną, galima tiesiog rinktis paprastesnes praktikas. Likusieji, Indijoje vadinami turinčiais namus, tai yra žmonės einantys į darbą, auginantys vaikus, vadovaujantis įmonėms ir apmokantis įvairias sąskaitas, turi mažiau laiko medituoti. Mums reikia technikos leidžiančios tiesiog nugrimzti ir pasiekti gilią gydančią ramybę, kad ir kokia būtų aplinka. Štai kada pasirodo mantra. Čia išmoksite universalios mantros. Laikykite ją inkaru padėsiančiu pasiekti ramiausios sąmonės būseną. Raktą į nerabotą mumyse glūdintį pasitenkinimo šaltinį. Z technika skirta mums, gyvenantiems žemiškais džiaugsmais ir rūpesčiais. Tai nereiškia, kad mes negalime pasiekti kito lygmens, tačiau tam neturime galimybių skirti didžiosios laiko dalies. Šis metodas leidžia, aukojant mažiausiai laiko ar pastangų, gauti daugiausiai naudos.
Jis yra skirtas maksimalistams, o tokiu žmogumi aš vadinu kiekvieną, kuris kasdien nori tapti vis geresnis ir išnaudoti savo talentus, kad padarytų pasaulį šviesesnį. Taip, kaip kurie dirba itin sudėtingus darbus, bet visi mes norime geresnio gyvenimo. Gamta turi tiksliai žinoti, ką žmonės nori sukurti, o dauguma tam laiko neskiria. Manifestacijos priemonės padeda išsiaiškinti savo troškimus, kad galėtumėte pradėti jų siekti. Tai traktuokite lyg užsakymą, kurį priima gražiausia visatos padavėja puikiausiame visatos restorane. Meditacijos procesas yra daugiasluoksnis. Pirma, padėkokite už tai, ką turite. Antra, išsiaiškinkite savo tikslus. Trečia, skirkite laiko užsibrėžtiems tikslams įsivaizduoti, tarsi tai vyktų esamu momentu. Ketvirtas, atsiribokite nuo bet kokios baigties. Šio proceso poveikis nuostabus. Jis padeda įveikti prarają tarp troškimų ir realizuotų tikslų. Pirmas, dar kartą pakartosiu. Padėkokite už tai, ką turite. Antras, išsiaiškinkite savo tikslus. Trečia, įsivaizduokite tikslus taip, tarsi jie vyktų esamu momentu. Ketvirtas, atsiribokite nuo bet kokios baigties. Manifestacija tai nėra magiškas mąstymas. Tai nėra kažkas, ką galėtumėte tiesiog gauti. Jums vis tiek reikės pakilti nuo sofos ir imtis veiksmų. Manifestacija tai pripažinimas, kad mintys materializuojasi. Išmokę Z technikos turėsite kasdien atlikti manifestaciją. Pats geriausias laikas kurti iškart po gilios ramybės valandėlės, kai medituodama susitelksite. Manifestacija iškart po meditacijos tokia veiksminga, nes meditacija padeda pasiekti ketvirtą sąmonės būseną, kuri yra aukščiau miegą ar sapnavimą. Esant ketvirtajai sąmonės būsenai, kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai funkcionuoja kartu. Tai labai panaši būsena į staigų užmigimą ir atsibudimą. Kiekvieną kartą pereinant iš miego į budrumo fazę, smegenyse suaktyvėja ši sąmonės būsena. Iš miego į budrumą pereinant. Toks vadinamasis palaimos laukas. Seniai žinoma, kad idealų gyvenimą geriausiai vizualizuoti užmiegant, tai tarsi keliaujant greitkeliu, pildyti savo svajones. Tai nuostabi dovana, kurią galite padovanoti ir tai praktikuodamas 2 kartus per dieną, patrigubinsite savo galimybės pasėti svajonių išsipildymo sėklas ateičiai. Dar kartelį. Manifestaciją yra geriausia atlikti iškart po meditacijos, nes meditacijos metu sąmonė pakyla į 4. lygį, kuris yra toks kaip būdravimas, kuomet abu pusrutuliai veikia vienodu ritmu, tiek kairysis, tiek dešinysis. Todėl gebėjimas vizualizuoti yra greičiau ir efektyviau išreiškiamas, negu medituojant arba manifestuojant tik atsikėlus. Galime palyginti su mankšta. Raumenys apšyla, pasidaro elastingesni, tai tuomet kūnas tampa lankstesnis ir judresnis. Panašiai yra ir manifestacija po meditacijos. Meditacija tai yra raumenų apšilimas,
kūno išsijudinimas ir tuomet manifestacija yra pasiruošusi būti įvykdyta. Galite medituoti visą dieną, bet jeigu neskirsite laiko išsiaiškinti, ko norite, gamtai bus sunkiau patenkinti jūsų prašymų. Lygiai taip pat namuose galite pasikabinti šimtus lentelių ir diena iš dienos praktikuoti paslapties idėjas, bet jeigu jaučiate, kad nesate nusipelnę savo svajonės, kūnas bus įsitempęs, mintys neramios, tai ir negausite tai, ko norite. Pasaulyje yra saviugdos mokyklų teigiančių, kad troškimai yra įkvėpti Dievo, o manifestacija iš tikrųjų eina pirmiau už troškimus. Pamenate tą vėjelį, kurį tunelyje laukdamas metro pajuntate anksčiau, negu išgirsite traukinį ir pamatote žibintus. Troškimą ir manifestaciją galime įsivaizduoti panašiai. Visai nesvarbu, kokios rūšies meditacija užsiimate. Jeigu iki šiol neišbandėte jokios meditacijos, tikėtina, kad save vertinsite remdamasis dezinformacija. Meditacija nėra paprastumas ir silpnumas. Žemėje nerasite visiškos tylos, net ir Himalajuose. Jei prisėdus medituoti kažkur sulos šuo, kauks signalizacija, jūsų protas fiksuos šiuos garsus bei pojūčius ir jūsų mintis bei vaizdinius susies su jais. Žinoma, vienuoliai neleidžia savo mintimis nuklysti iki tokių banalių dalykų kaip pakvaišęs kaimynų šuo. Kitą kartą pasiruošęs medituoti, pasiryžtate viską atlikti geriau, galvodamas, šį kartą nieko negalvosiu. Taip, pasibaigus dar vienai meditacijai, jums ne tik vėl nepavyksta išvalyti proto, bet ir jaučiatės kalti dėl nesėkmingo antrojo bandymo. Pasiruošėte pabandyti trečią kartą, pasirenkate kambarį su tobula garso izoliacija, pačią minkščiausią sėdynę, viskas einasi puikiai, tada staiga pradeda gurgti skrandis. Sunku pasimėgauti. Tai vandens garsai, kuomet jis kapsi iš vamzdžių. Medituoti nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti, jeigu prisigalvojate, kad meditacijai pradėti reikia labai daug pasiruošimo. Kiekviena nesėkmė sumažins jūsų norą medituoti. Jūs susimaunate, todėl dar labiau stengiatės ir vėl susimaunate. Meditacija dažnai baugina sėkmės lydimus žmones, kurie įpratę laimėti ir lengvai išsiugdyti naujus įgūdžius. Be to, jų savivertė neremtai paremta gebėjimu įveikti bet kokį iššūkį. Tačiau paslaptis, kurios jie nelinkę aptarinėti valydami dulkes nuo savo trofėjų, yra tokia. Juos iš prigimties traukia dalykai, kurie išryškina jų stiprybės, o galinčių atskleisti trūkumus vengia. Kitaip tariant, jiems patinka sritys, kuriuose jie užtikrintai sulauks sėkmės. Nors tai miela ir paglosto ego, bet nepadeda augti. Ar susigūžėte? Štai ką pasakysiu. Suprantu jūs visus maksimalistai, nes ir pati tokia esu. Linkusi pirmauti, pasirodyti kuo geriau, kad tikrai suprantu taip, kaip visi supranta. Deja, dažnai negalime pasigirti tokiais jau ypatingais pasiekimais, nes kažkur vis tiek neturėsime patirties. Raginu šią knygą skaityti atviru protu. Technikos, kurių išmoksite, skiriasi nuo nurodymų išvalyti protą, kuriuos galbūt iki šiol teko girdėti.
Į meditaciją pažvelgsite kitaip, nes tai ir yra tiesiog praktikuojama disciplina. Net ir šią sritį išmanantys žmonės nuolatos tobulėja, ieškodami naujų aspektų ir galimybių pagerinti smegenų darbą bei pasiekti aukštesnę sąmonės būseną. Gebate puikiai mąstyti? Aptarsime plačiau. Tačiau vienaip ar kitaip, manau, sutarsime, jog medituodami siekiame geriau gyventi, o ne geriau medituoti. Niekam nerūpi, ar mes geriau medituojame, tačiau norėčiau, kad žmonėms tai rūpėtų. Man patinka būti geriausia, kaip ir jums, tikėtinai.